Nežinau, iš tikrųjų labai daug, kad ir koks ilgas sezonas, bet daug žodžių sunku pasakyti. Ištempė vaikinai, tikrai didelį darbą padarė visą sezoną, kosmoso sezonas iš tikrųjų, koks sunkus, koks ilgas, sakau, pažiūrai, tarkim, jo gal atrodo 9 vieta, ten taip toliau viskas, peržaidimai, dar kažkas, bet pažiūrai dabar statistinius faktus, tai vieninteliam aspekte negu praeitais metais, tai vieną pergalę mažiau turėjom negu praeitais metais, šiemet turėjom, daugiau įmušėm, mažiau praleidom, antri lygoje pagal praleistus, čia, sakau, ir taip pažiūrai statistinius tuos visus dalykus, bet vėl. Yra tas dalykas, kad labai trikdo pašaliniai žmonės. Yra dar tas dalykas, kad palyginus šiemet dar daugiau jaunimui suteikė minučių. Jeigu pažiūrėjus, tai visi 4 pirmaujantys mūsų jaunieji žaidėjai. Jie dar ypač kaip tokio apturėjo sunkų sezoną, tai jie po kurio laiko pats supras, kokį nežmonišką bagažą šiemet įsidėjo į savo kuprinę ir tai jiem tikrai net nebejo padės ateityje, o kas liečia rungtynės, tai ką ir sakiau prieš pirmasis rungtynės, ką sakiau ir po pirmųjų rungtynių, normalu, laukia sunki labai kova, normalu, kad 2 komandos nežais futbolu, normalu, kad 2 komandos kausis ir tą matėm iki paskutinio. Sezonas jau ilgiau neįmanoma, kad užsitęstų, maksimaliai užsitęsė. Treneri, vis dėlto pirmas kėlinys šios dienos rungtynėse buvo pakankamai nuviliantis, juolab iš tos perspektyvos, kad buvo galima tikėtis, jog namuose žaidžianti Sūduva ant dirbtinės dangos pademonstruos geresnį žaidimą. Tai gal ar čia varžovų nuopelnas, ar jums patiems nesisekė, ir jeigu nesisekė, tai ką akcentavote per pertrauką, ar jau žaidėjai kažkaip pasikeitė, būtent gal ne tai, kad jų požiūris, bet tas gal kažkoks tai kitas emocinis impulsas buvo prieš tą antrą kėlinį? Tai paprastas dalykas, tu visada žaidi kai varžovas leidžia, tai jeigu truputį silpnesnis tas buvo pirmas kėlinys, vadinasi B1 komanda, tikrai puikiai uždarinėjo tas erdves, ko labai pasigėdau pirmam kėlinį, taip, mano nuomonė, kontroliuojam tą kamuolį, kontroliuojam daugiau mažiau tą ritmą, bet visiškai nebuvo smūgių, nei vieno smūgių, ta prasme B1 atliko smūgius, žaisdami pirmus smūgius ir vienintelius pirmam kėlinį žaisdami antrų numerių, tai, ta prasme, to ir akcentavo agresyvumų. Ir vėl, antram negali sakyti, kad, ta prasme, šiandien per abi komandas buvo mažiau smūgių nei praeitose rungtynėse per paskutinius 20 minučių, man atrodo. Tai, yra, taip gal atrodo, A lygos komanda, patyrus, bet vėlgi, tai pas mus jaunimo ne ką mažiau negu pas varžovus, taip gal truputį ir pas varžovus daugiau, bet jie visi žmonės ir įtampa, ir matėsi, kad vien per apšilimą tai įtampa, tai gal ir tas ir labiausiai kaustė, kad neleido parodyti savo tikrojo veido, koks jis galėtų būti ir kokį matėme ne kartą A lygos sezone. Įtampa gal ir paaiškintumėt ir tą pratesimą, tos 2 kėlinius po 15 minučių, taip atrodė komanda pelnė įvartį, gal ant tos psichologinės bangos gali bėgti į priekį, bet taip atrodo žaidė gana atsargiai. Ne atsargiai, tai supraskit vieną, tai su draugiškom beveik 50 rungtynių sužaistų. Tai ta prasme ir žaidžia, ta prasme, 36 rungtynės ir nuolat kiekvieną savaitę kartais ir 3 kartus į savaitę tu turi eiti ir nežaisti, o luptis. Tiesiai šviesiai, 3-6 kartus luptis, dar taurė dasideda. Tai, tų jėgų stinga, nori, nenori stinga, kaip ir minėjau, visi žmonės, tai sakau, kai kurie dalykai gali ir sunkiai suprantami, kaip tai A lygos komanda prieš pirmą lygą, bet kai kurie dalykai yra, kaip sakyti, objektyvus, dėl ko tam tikri dalykai, kaip sakyti, dviračio neįmanoma išrasti čia per kelias savaitės. Giedrius Zenkevičius tapo mačo herojumi. Ką galvojate prieš baudinių seriją? Turbūt ir pats suprantate, kad
kad turbūt nesinorėjo įsirašyti į tą istoriją kaip komandai, kuri po 22 metų nugarmėtų į pirmą lygą. Tai faktas, kad aplamai Sūduva privalo būti A lygoje ir supraskite tai, kad aš gimęs, užaugęs ir nuo, nežinau, 5 metų, 6 metų tą Sūduvą, kaip sakyt, į kraują, į širdį augus ir dabar įsivaizduokit tą situaciją, kad va ateina toks dalykas, o tu vyr dar treneris. Tai paskutinis mėnesis, sakau, tai ką kalbėjom, kad ir kaip keistai skambės, bet paskutinį mėnesį neatsimenu dienos ar savaitės, kada neteko, kaip sakyt, pergyventi, ašaroti ir liūdėti ir ieškotų išeičių, atrodo, jau randi, atsimuši į sieną, vėl reikia ieškoti. Nu, taip, nes žmoniškai sunkus sezonas, o kas ir nenorėjosi tuo būti, kaip sakyt, kurie iškrenta. O kas liečia Giedrių Zenkevičių, kaip tik vakar po treniruotės likome tiek pamušti, tiek, kaip sakyt, patraukti pendelių. Dėl ko aš labai džiaugiuosi, tai jeigu pastebėjot paskutinį pendelį, truputį nestandartiški kitokie judesiai buvo pas jį. Tai aš džiaugiuosi, nes vakar kaip tik šitą temą diskutavom ir aš kaip turintis begalinę didelį patirtį vartuose, daugkartinis apskrities čempionas, daviau vieną patarimą ir paskutinis pendelis jis pradėjo tą daryti, ko prieš tai netekė daryti kiek su Minija, kiek su Šiauliais, kiek su Minija, atsiprašau, Stebrys laikė, bet kiek pendelių to nebuvo ir tam paskutiniam buvo, tai džiaugiuosi, kad mano patirtis atnešė Zenkevičiui, kaip sakyt, vaisių, tai šioje vietoje smagu, bet vėl labai džiaugiuosi, nėra ką sakyti. Apie visus labai džiaugiuosi, labai didžiuosi ir Jėzus, su Vaidu, jei kitais metais ir dirbsim, tai ta prasme turėsim, iškart galiu pasakyti, baltas galvas, tai kaip minimum po tokio sezono. Žiauru iš tikrųjų. Kiek aš tą irgi rūpų žioką myliu, iki negaliu, kiek jis man davė, kaip dabar per šitos 2 metus, tai kaip atsimenat, praeitais metais sakiau, Dievo dovana turėti Živanovičių, tai dar gal ir didesnį turėti Slavicką savo dešinėje, tai jis su juo ne tik banko gali eit prieš dar ir daugiau kažką nuveikti. Tai labai ačiū jam, labai ačiū prezidentui, labai ačiū visiems, kad išliko žaidėjam, administracijai, štabui, kad išlikom vieningi, kad ir kokie sunkumai buvo ir tokį sunkų, nežmonišką kelią nugyvenom drauge kartu ir jo, labai ačiū sirgaliam prie to pačio, kurie nuostabiai palaikė, aišku, buvo tų, nenoriu grubiai sakyti, neetiška būtų, bet tikrai kaip laisvo elgesio žmonių, kurie pirmieji bėdė peilius, kaip tik negalėjo, tai ačiū ir jiem, nes jūs irgi padarė tai, kad mes stovim A lygoje ir mes Sūduva buvo, yra ir bus A lygoje. Ir dar atsiprašau, čia nukrypsiu labai, tas pats linkėjimas, kaip sakyti, Vilniaus rajono Transinvest legendiniam būgnininkui, kur turėjom varžybas ir skandavo visas 90 minučių, kaip Sūduva trina dugną. Tai smagu, kad netrinam dugno, mes liekam A lygoje. Okay, my feeling, of course, we are so sad to not have the promote, and I'm happy with the club, with the player. They give all, and we try everything. We play in attack. We have some options. It was a difficult game for both teams, and at the end, I think we have to check some situation. I don't know now exactly about the penalty and some situations, even for the changes and some situations. I don't feel. I just want to say, if you want to improve in the Lithuanian football, I don't understand why you don't have a VAR in this kind of games. And
my feeling is like you are helping for the first division team. This is my real feeling. I am congrats them because they did their job, but I think they didn't need this help, extra help. Ernestas Mickevičius didn't play because of red card. What adjustments you would tried to make in this game without your top scorer? That's why I asked about the VAR for this game, because it was not only today, it was the another day. It was one red card, it was like a push, maybe it's not red card. If you can check, maybe you check and you see maybe it's yellow, like another games. But I'm very disappointed with the organization of the playoff, even in the FIFA days. We have two players in the national team, they cannot play, so it's difficult to fight with all this situation. We did our best, but from the organization and like this, I'm really disappointed. Speaking about the penalty shootout, you decided which players will shot or day? Okay, of course we're training 2 days ago about this option because we have to be ready for that. But you see, some players didn't finish the game, so we need to change some players from the list. And this is football. If you go for the penalties, it's like we try to prepare our goalkeeper to save, and they try to the same. So in the penalties, like I take the players like take good breath and take your confidence, do your best. But in this moment, it's like 50-50. But overall, were you surprised how your team handled that overtime with such a good performance? Maybe you felt that maybe from that psychological part your young team could like fell down, and but they played really solid 30 minutes. And if you see our bench, we have 7-8 players under 18 on the bench. So this is our philosophy, like we want to take some experienced players, but especially for the young talents in our team. And we work strong to be focused on the game, to don't lose the mind. Anything can happen, we can score, they can score. We keep our mentality. At the end, it was not clear chances today. We have some options, they have some options. Of course, we are sad to lose, to don't promote, but happy with the player, with the young player, experienced player also good helping. But really, I repeat, this organization for this date is, I think, is not good for the Pirma League team, because I think it's like a kind of advance for A League team. But let's see.